Ką galima padaryti su tualetiniu popieriumi? Galima nuvalyti dulkes nuo stalo, galima išsipūsti nosį ir aišku, galima būtent tai. Taip, šis išvyniotas tualetinio popieriaus rulonėlis yra 21 metro ir 25 centimetrų. Jeigu jūsų vyro liemens apimtis yra apie 1 metrą, reiškia, jis turėtų apsisukti, grubiai 21 kartą. Tai bandom įsivaizduoti, kad jis padarytų vieną kartą, apsisuktų per 1 sekundę ir iš to išvada, kad užduočiai atlikti jūs užtruktų 21 sekundę. Bet, kad mes būtume tikslesni, turime atlikti bandymą. Bandyme dalyvauja 3, vėlgi mano puikus bičiuliai. Tai Slava, kurio liemens apimtis yra 73 cm, Artūras, kurio liemens apimtis 85 ir Maksas, kurio apimtis 1,15 m. Taigi, jie man padės išsiaiškinti, per kiek laiko sugebės susivinioti į visą rulonėlį tualetinio popieriaus. Tai pradedam. Slava, kaip matau, pasiruošęs. Ar taip, Slava? Gerai. Tai nieko nelaukdami. 1, 2, 3. Važiuojam. Nu, greičiau, greičiau, greičiau. Sukis. Dar. Važiuojam. Greičiau, sukis. Sukis, greičiau. Taigi būsi paskutinis, nu. Greit gaudai sukies. Op. Tai normalus laikas. Gerai, važiuok. Dar, važiuojam. Stop. Palauk. Jam galva visai neapsisuko, viskas normaliai, stovi gerai. Ir kitas mano bičiulis Artūras. Tai ką, Artūrai pasiruošęs? 1, 2, 3, važiuojam. Gyv greičiau. Važiuojam. Sukis, aš padėsiu. 1, 2, 3, važiuojam. Op. Tai varo. Net dulkės kyla. Nu, sukis. Valio. Taip, Maksas padarė rekordą. Tai yra 19 sekundžių. Šaunuolis, Maksai. Taip, bandymas baigtas. Ploniausiam pavyko neblogai, stambiausiam pavyko puikiai, o vidutinio stambumo lieknumo... Dėko čia tas lieknumas iš tikrųjų. Svarbiausia, kad galva neapsisuktų. Tai ką, sėkmės vyrai.